Gerai, laba diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apšvito stalo tema yra, ar įmanoma pasipriešinti Lietuvos švietimo sistemą griaunančiai reformai. Ir šiandien mūsų apšvito stalo svečiai, tai gerbiamas Ignalinos meras Bronius Ropė, Varėnos Ąžuolo gimnazijos direktorė Inga Padegimaitė, Varėnos savivaldybės meras Elvinas Jankevičius ir akademikas, dažnas mūsų apšvito stalo svečias, būtent Romualdas Grigas. Na, nepaslaptis, kad vis tik tai šitą mūsų pokalbį būtent išprovokavo labai drąsus Ignalinos mero Broniaus Ropės pareiškimas. Būtent matymas šitos reformos kaip griaunančios Lietuvos švietimo sistemą. Tai gal tada pirmiausia, kaip kilo mintis, va štai drastiškai ir, aš manau, tokiam pilietiškam požiūriu žingsnį. Na, turbūt, kad mes ir visos savivaldybės savo darbę vadovaujamės tiek įstatymais, tiek kitais dokumentais, kuriuos vykdydami užtikrinam tas paslaugas, už kurias atsakingi esam. Tai vienas iš tų darbų yra būtent vidurinis ugdymas arba apskritai ugdymas, kuri yra kaip savivaldybės funkcija. Ir tai, kad praeitais metais, metų pabaigoje, vyriausybė pavedė iki vasario 1 savivaldybėm pasitvirtinti naują 12-15 metų tinklą. Na, besvarstant arba benagrinėjant šitą klausimą, kaip tik ir pasimatė, kad yra pakankamai padaryta įdomių, nederintų ir visuomenį nežinomų, ir netgi manau Seimų nežinomų dalykų, dėl to atsirado tam tikros problemos. Na, tai matydami tai, kad negalim patvirtinti tokio tinklo, kuris savo rankomis uždaryti visas vidurinės mokyklas šiandien esančias Ignalinos rajone, nors darėm visada tas reformas ir įrenginėjom arba tvarkėm tik tai tas mokyklas, kurios perspektyvios ir kurias finansavo ar tai viena, ar tai kita ministerija, ar tai vyriausybė. Na ir pamatė, kad nesuprantamas, gal tokiu valstietišku požiūriu, pasakysiu, kuo nusikalto Lietuvos kaimas šiandieną, arba praeitų metų pabaigoje, kad vyriausybė švietimo ministerija inicijuojant, priėmė sprendimą praktiškai panaikinti kaimo vidurinės mokyklas. Tai reiškia, kaimo mokiniams nebelieka galimybės gauti vidurinio mokslo savo vietovėje, kaimo darbuotojams, mokytojams nebelieka darbo, kūrikams, valytojams, virėjams irgi nebelieka darbo. Tai šitą klausimą, žinoma, atsakymo tokio aiškaus nesimatė ir, aišku, didžiulis skirtumas, kodėl kaimo viduriniai sumažintas krepšelis 25-30%, miesto viduriniai 4-5%. Šitie dalykai iššaukė tokį nesuprantamą situaciją ir iš tikrųjų pagalvodamas, kad vien parašymas ministerijai, matyt, kadangi 1000 kartų rašytai įvairiom ministerijom bus eilinis atsirašymas, sugalvojau šiek tiek plačiau parašyti, kad ne tik tai ministerija biurokratiškai atsirašys mums, kad, sakykime, tenai, kaip visada dažnai stengiamės didinti kokybę, plėsti galimybės, taip toliau. Tokie bendros frazės. Sunkmetis. Jo, sunkmetis, reikia taupyti, tokie taupyti, prastai reikia tada visiems daugmaž. Na, ir svarbiausia, kad, taip supratau, kad jeigu bus parašyta ir prezidentai, ir Seimo pirmininkiai, ir ministrui pirmininkui, tai ministerija turės atsakingiau šitą klausimą pažiūrėti ir atsakingiau sureaguoti. Na, iš pradžių, žinoma, kaip visada, reakcijos praktiškai jokios nebuvo, bet nei iš šio, nei iš to sužinojo Respublikos leidinys ir skambino man ir domėjasi, kodėl atsirado tas sakykime, raštas. Tai aš ir kaip minėjau, jis atsirado dėl to, kad gavę atsakymą, tada žiūrėsim, reiškia, ar tvirtinsim ir kokį tvirtinsim tinklą, arba kaip vykdysim tą, sakykime, vyriausybės duotą pavedimą. Bet taip įvykdyti, kaip tenaisiai numatytas, žinoma, galimybių nėra. Na ir džiaugiuosi, kad ir šiandieną vyksta šita diskusija, galbūt užgirsta bus plačiau. Taipogi kreipiamės kartu ir į Seimo komitetą, tai Seimo pirmininkė irgi raštu informavo, kad perdavė Seimo komiteto pirmininkui, ponui Stundžiui, kuris tikrai, manau, žino šitą situaciją.
Na ir kitas dalykas, taipogi dirbam su ministerija per savivaldybės asociaciją ir antradienį liktai planuoja ministras priimti ir pašnekėti šitais klausimais. Tai maždaug, sakykime, grubiai būtų pasakyta apie priežastį pačią. Na, o jeigu dabar konkrečiau, tai galiu pasakyti, na, analizuojant, tai konkretumas, sakykime, būtų toks, kad nei iš jo, nei iš to kaimo mokyklose 9-12 klasėse finansavimo požiūrių arba krepšelio formavimo principų įvedamas ne 15-20 privalomas vaikų klasės skaičius. Tai reiškia, kad apie 25-30% mažinamas finansavimas 9-12 klasių turiu šiek lentėlės ir koeficientus ir taip toliau. Labai gudriai yra jau sukonstruotas moksleivio krepšelis. Praktiškai savivaldybė šiandieną įtakoja labai nedaug. Savivaldybės pateikia tik tai pagal mokyklas mokinių sąrašus mokyklom. Tai yra, reiškia, centrui, švietimo ministerijos centrui. O švietimo ministerijos centras kiekvienai klasiai surašo koeficientus, kiekvienai mokyklai paskaičiuoja sąlyginius mokinius ir tada padauginę iš biudžete patvirtinto 3310 litų krepšelio dydžio gauna kiekviena mokykla pinigų sumą. Praktiškai ministerija suformuoja biudžetą, ugdymo biudžetą kiekvienai mokyklai. Na ir panalizavus tą ugdymo biudžetą, tai vienas iš šitų dalykų. Antras dalykas, kas praktiškai iš vis net nebuvo sakyta, o savivaldybės gavo tik tai sausio kažkur tai į pabaigą raštelį pasirašytą viceministro Bacio, nei iš jo, nei iš to atimama iš savivaldybių 1%, kadangi savivaldybės turėjo 6%, miestų 5% perskirstimui padėti atskirom mokyklom dėl tam tikrų programų ir tam tikrų situacijų. Vėlgi tas 1% yra atimamas vidury baltos dienos, be niekur nieko, tipo, kad trūksta pinigų. Na ir trečias dalykas, būtent kas jau siejasi su 12-15 metų tinklu, tai kad įvedamas naujas normatyvas ir vėlgi labai keistai įvedamas, 11 klasėse turi būti ne mažiau kaip 2 komplektai po 20 vaikų. Tai reiškia, kad praktiškai didžioji dalis Lietuvos provincijos mokyklų to normatyvo įvykdyti nebegalės. Bet dar keista, žodį pasakiau keista, tai kad privačiom mokyklom šitas normatyvas netaikomas. Savivaldybės taikomos mokyklom, privačiom netaikomas. Tai būtent šitie dalykai ir visiškai nesuprantami, kodėl dabar prireikia įvedinėti, didinti vaikų skaičių, atvirkščiai turbūt turėtumėm mažinti vaikų skaičių bent iki 10-12 vaikų klasėje, gal šiek tiek, sakykime, atitinkamai pakoregavus mokytojų atlyginimų skalę su mažesniais vaikais, bet kuo vaikas arčiau savo namų gyvena, kuo vaikas arčiau savo šeimos, savo bendruomenės, tai žinoma visiems iš to tik tai pliusai yra. O dabar darėm vieną, sakykime, sistemą, kada renovavom mokyklas pagal vienas metodikas, dabar investuoti didžiuliai valstybės milijardai, reiškia, į mokyklų tvarkymą, renovaciją ir taip toliau, dabar įvedam naujus normatyvus ir praktiškai tų mokyklų atsisakom. Dabar vėlgi kitas dalykas, anksčiau savivaldybės vežiodavo valstybės pinigais, o jau 5 metų, kada šita funkcija yra savarankiška savivaldybė savo pinigais, tai ministerija labai palanku, atseit pervežkit į gretimą mokyklą. O gretimą mokyklą ten ar už 10, ar už 20, ar už 30 km ministerijai nesvarbu, bet įsivaizduokim tokį mūsų rajono atvejį, dabar mums iš 3 vidurinių mokyklų reiktų pervežti kažkur tai po 50-60 vaikų iš kiekvienos mokyklos. Tai apie 150 vaikų ryte susisadinus 7 valandą juos atsivežti, kai jie dabar šiandien per 10 minučių 15 dauguma ateina į mokyklą, vieną kitą paveža. Ir vakarė pervežti vėl reiktų 3 didžiulių autobusų, kurie kainuoja po 1 milijoną litų, tuos vaikus vežioti. Tai, vėlgi, sakykime, manau, kad
Aš nekalbu apie kitus dalykus, kuriuos šiandien kelia ten profsąjungos ir mokytojai ir taip toliau. Daug yra problemų, bet bent šitos didžiosios problemos norisi aiškumo, ir tai gavusi aiškumą, mes sėsime prie klausimo dėl tinklo. Bet aš manau, kad ministerija turės kažką daryti, tuo labiau, jeigu bet ir jūs padedate, ačiū, ir, reiškia, savivaldybių vadovai irgi negali žiūrėti pro pirštus, nors gal iš kitos pusės savivaldybės ir yra vienas iš tų, sakykime, institucijų, kurios, tinklo sumažėjimas joms biudžetą liktai pagerino. Tai iš tos pusės liktai savivaldybės ir turėtų būti suinteresuotas, bet dėja, kaip čia pasakyti, bet iš tikrųjų to nėra. Ir pačios bendruomenės, jos Lietuvoje pakankamai stiprios ir jos irgi turėtų neleisti, kol galima prie šių sąlygų, jeigu jau nenorima šiek tiek, sakykime, sumažinti normatyvų, išlaikyti tą židinį, nes dingus mokyklai praktiškai dingę bankai senai, dingę paštai, dingę vaistinės, dingę sveikatos įstaigos. Čia dar ir kultūrinė. Praktiškai dingsta paskutiniai židiniai ir tada mes stebimės, kodėl žmonių mažėja. O ką žmogui daryti, jeigu jisai negali savo gyvenamoje vietovėje, kur gyvena, sakykime, 1000–1500 žmonių, negali gauti jokios paslaugos viešosios. Jam tos paslaugos reikia siekti 20–30 km. Tai tada ir nenuostabu, kad žmonės važiuoja į didmiesčius, o dar aiškiau turbūt baigia mokslus, jauna ir važiuoja į užsienį, nes šitoje valstybėje mes nebegalim susikalbėti tarpusavy. Aišku, ir dar norėčiau, kad tos punktus, kuriuos savo siūlymus, naudodamis progą primintų, kuriuos iškėlėt sąlygas reikėtų važiuoti. Kaip ten sąlygos, bet mano manimu, kad mes negalim įgyvendinti šitaip paleisto vyriausybės nutarimo praeitų metų pabaigos, gruodžio pabaigos, tai mes siūlėm, jį prašom sustabdyti jo galiojimą arba šaukti. Tada, kaip ir minėjau, svarbiausia sąlyga tai peržiūrėti, grįžti bent prie buvusio normatyvo, tai yra 15 vaikų 9–12 klasėse, dar teisingiau būtų grįžti prie 10–12 vaikų, kadangi tai maždaug vidutiniškai toks vaikų skaičius ir yra, tai padėtų mokyklom būti stipresniam kaime. Ir žinoma, kalba eina apie nesuprantamą 11 klasėse 2 klasių komplektų, kodėl jų štaigiai šiandien prireikė, to sakykime, pakeitimą. Ir žinoma, tas, kur dar nedarašytas, kaip aš minėjau, tai 1% grąžinimas, kuris irgi padarytas, atimtas visiškai be jokio pagrindo. Dėkui. Milda, kad nesi kaimiškos mokyklos direktorės, gimnazijos direktorės, esančios Varėnos centre, bet pačiam gal tos kaimiškų mokyklų problemos tavo neaktualios, bet kartu matai įdas būtent šitos visos reformos, apie ką kalbėjo gerbiamas meras. Negaliu sakyti, kad mūsų gimnazija nėra susijusi su šita visa reforma, su krepšelio metodika ir panašiai. Iš tikrųjų, tai tiek, kiek vyksta reforma, tiek mes ją jaučiame. Kadangi iš kaimo mokyklų pas mus atvažiuoja mokiniai. Ar tai sustabdomas procesas, ar tai nesustabdomas procesas, tai galima diskutuoti, nes iš tikrųjų, kaip prieš savaitę gal čia prie šito paties stalo buvo sakyta frazė, kad tikrai labai aiškus sodybų tuštėjimo metas. Ir tai įtakoja ir visus kitus procesus. Ir daugybė tokių buvo momentų, kuriais buvo bandoma stabdyti, aš manau, kaimo vaikų išvažiavimą į miestą. Tai tarkim ir priėmimo į mokyklas tvarkas kuriamos. Ir apribojama kompensavimas už pavėžėjimą. Bet tam tikra dalis tėvų iš karto apsispręsdavo ir veždavo vaikus į miesto mokyklą. Tai yra faktas. Ir ar šiandien visos mokyklos gali išlikti ir ar turi, tai turbūt turėtų diskutuoti kiekviena savivaldybė. Priimti sprendimą, gali išlaikyti tą mokyklą ar negali. Nes kas gali sėdėdamas Vilniuje pasakyti, kokia yra ta situacija rajone. Tos mokyklos kaimo uždaromos. Lyg tai valstybės sutaupo pinigėlių.
Bet ar bent viena savivaldybė pajuto, kad iš to kažkur perkeliamos yra lėšos? Mes, sakykime, kalbam, jūs irgi kalbate apie 300 tūkstančių, 600 tūkstančių, bet šitos lėšos nukeliauna kažkur kitom valstybinėm institucijom, bet ne į tam tikras procentas nepakliūna į konkrečią savivaldybę, nei į vieną, kad galima būtų pagerinti sąlygas jau tiem vaikam, kurie pereis į miesto mokyklas. Negaliu sakyti, kad mūsų gimnazija, sakykime, kaip turinti virš 500 vaikų, kad mums pakanka finansavimo. Šiemet gali trūkti iki 100 tūkstančių. Tai yra pakankamai didelė suma. Ir aš šiandien galiu kalbėti apie tai, kad aš turiu užgarantuoti ugdymo plano įgyvendinimą, bet aš negaliu kalbėti apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Aš sakau, mes be šito galim gyventi. Apie mokinių pažintinės veiklos organizavimą, profesinį informavimą ir panašiai. Mes galim be šito gyventi. Bet gerai būtų, jeigu aš žinočiau, kad tai metai laiko, o ne daugiau. Kita problema yra ta mokyklose, kad mokytojų kvalifikacija. Kaip problemą turim įvardinti turbūt, nes jeigu šiandien mes turėtume visus vyr mokytojus, tai galėtume išlaikyti normaliai gimnaziją. Bet kadangi mes turim nemažą skaičių mokytojų metodininkų, vis skatinam kvalifikaciją tobulinti, tai dabar mes turim tokį rezultatą, kad mums trūksta pinigėlių. Ir aš manau, kad pati mokinio krepšelio metodika, klasių komplektavimo tvarka, pati mokytojų atestacija, apie kurią kalbama, kad privaloma bus įvesta, tai yra paprasčiausiai tie įrankiai, kurie arba uždaro mokyklas, arba verčia mus taupyti. Bet vėlgi galvoju, visada kalbama apie tai, kad švietimas yra prioritetinė valstybės sritis. Bet aš manau, kad mes truputėlį esam poveikti. Tai pavyzdys praeitų metų krepšelio paėmimas. Paėmam krepšelį iš mokyklų, o atiduodam muitininkam ir kitiem, reiškia, labai svarbiem Lietuvos žmonėm, kurie neturi iš ko gyvena, kad jie įsimokėtų premijas ir taip toliau. Na ir dar pridedant, kas buvo sakyta, man labai nustebino dar kitas dalykas. Mūsų gimnazijoje, tarp kitko irgi stiprioje išgrynintoje gimnazijoje, sumažintas, kažkodėl tai sumažino koeficientą, matyt visiems sumažino suaugusių mokymų, per pusbeveik sumažino. Tai reiškia, suaugusių mokymas buvo per daug geras Lietuvoje, kad reikia per pusę sumažinti pinigus ir pabloginti suaugusių mokymų, arba iš vis nebemokėti. Aišku. Ir gerbiamas Elvinai, esate iš kitos Lietuvos vietos, ar čia gerbiamas Rokai toks išsišokėlis, ar čia visi merai, visi tarpusavį bendraudami ir mato tas pačias problemas ir ruošiatės skylėti, plamai, ten jūs parodė pavyzdį, gal, kad čia tik iš tikrųjų reikia kažkokio to mero pilietinės pozicijos ant visos Lietuvos mastu. Taip, iš tikrųjų, mūsų rajonas yra didžiausias pagal teritoriją Lietuvoje ir aš visiškai, absoliučiai pritariu gerbiamam Ignalinos rajono merui, turinčiam ilgametę patirtį. Meras labai teisingai visus akcentus sudėliojo. Aš tikrai negaliu suprasti, kodėl kaimo vaikai, kaimo mokiniai turėtų būti skriaudžiami. Kodėl jie turi gauti prastesnį išsilavinimą nei miesto vaikai. Juk, tai pagalvojus, didelė Lietuvos inteligentijos dalis yra kilusi būtent iš kaimo. Sakykime, vakar mes šventėme vasario 16 dieną. Net 2 iš 20 nepriklausomybės aktų signatarų dirbo, kunigavo mūsų Varėnos rajoną. Tai mes tikrai nesiruošiam tylėti, mes ruošiamės prisidėti prie gerbiamo mero iniciatyvos. Aš jeigu pasakyti keli žodžius, iš tikrųjų, ką kalbėjo direktorė, tai procesas jisai važiuoja, mes jo nesustabdysim. Mes matom gimstamumą, matom, kas darosi po 7 metų, kas darysis. Žinom, kad jau pradėjo universitetą jausti. Praktiškai pernai buvo pirmieji metai, kada daug mažesni skaičiai 11 klasės baigė, 12 klasės baigė. Šiemet dar po 5 metų universitete neturės maždaug trečdalio studentų.
Tai tas yra, procesas važiuoja, tik ta ministerija galbūt užsidėjus savo širmą kažkokią arba kažkokius tai nori dalykus daryti ir kas buvo pasakyta teisingai. Per 20 metų uždarėm daugiau negu pusę mokyklų Lietuvoje. Bet ar pagerėja situacija savivaldybėse, ar pagerėja situacija švietimo sistemoje, tai juk tuos pinigus pasisavino valstybė ir paleido kitos reikmėse. Noriu pasakyti, kad prieš 10 metų krepšelis buvo savarankiška savivaldybės funkcija. Tai jeigu nebūtų išimtas į savivaldybių, tai savivaldybė šiandieną ne tą krepšelį gauna, kuris, sakykime, būtų, o jis būtų dvigubai didesnis pagal, biudžeto pajamų sudarimo metodiką. Ir antras dalykas, kada pradedi vežioti vyresnius, tada kartu su broliu arba su sesute vyresnė važiuoja ir jaunesnis. Nes prie namų privažiavo autobusas, neprivažiuoja 2 autobusai, vienas į vieną mokyklą, kitas ir kitą. Ir jeigu reikia eiti kilometrą arba pusantro iki mokyklos pėstute ir į pradinę klasę, o atvažiavo prie namų broliuką veža, reiškia, į kitą pusę, į 10 klasę, tai sėda kartu važiuoja ir atvažiuoja kartu. Ir praeina keli metai, iš tos mokyklos pasidaro, iš pagrindinės pasidaro pradinė, dar po kelių metų visai sudaro. Mes šiandieną turim 4 vidurinės mokyklas tuščias rajone. 4 vidurinės. Aš jau nekalbu, kiek buvo 8-mečių, kiek buvo pradinių mokyklų, gal apie 20. Tai iš tikrųjų nereikia to proceso spartinti, jis ir pats eina. Ji yra šiandieną, sakykime, pagal valstybės galimybės patvirtinti kriterijai ir daug dievė jų laikytis ir daug dievė, kad paskutiniai neišbėgtų žmonės, o mes dar paskatinam tą mažėjimą. Ir tada čia Varėnos merui klausimas, kadangi vis tik esat meras valdančios savivaldybės, valdančios koalicijos narys. Ir paradoksas, šitus sprendimus priima liberalų sąjūdžio ministras Steponavičius, vienu žodžiu galvos skausmas rajonui, kuris nuleistas ten yra, ir štai opozicija, kur to pačio liberalų sąjūdžio, jie kritikuoja už mus, už tuos tokius nepopuliarius sprendimus, kurie gauna sovietiniam seimelį trintis, dėl visiškai nukreipiama į rajono valdžią šitai visos problemos, kada padaryta čia Vilniuje šitą sukurtą problemą. Ne, tai aš pritariu Jums, gerbiamas Gediminai, iš tikrųjų tai yra galbūt tų tarybos narių, kai kurių neišprusimas, jie nesupranta, iš kur tai ateina, kas vykdo šią politiką. Na, o liberalų sąjūdžio švietimo ir mokslo ministro vykdymo politika yra mūsų rajonai pražūtinga. Mokyklų mažės, išsilavinimas prastės, kaštai pavėžėjimo bus didesni. Mes pernai metų įvestas krepšelis iki mokykliniam ugdymui. Irgi šito pačio ministro buvo didžiulis savivaldybių pasipriešinimas, savivaldybių asociacijos pasipriešinimas. Atimėm iš savivaldybių savarankiškus pinigus ir padarėm krepšelį iki mokyklinėse įstaigose. Dabar sumažėjo vaikų, pinigai liko valstybei. Iš savivaldybių atimti savarankiški pinigai. Romaldai, jūsų norėčiau kaip akademinės visuomenės tokio žmogaus, tokio ir apibendrinimo. Kažkada tai, aš jau dažnai kartoju tą frazę, buvo taip, griovėm kolūkius, sugriovėm kaimus. Dabar griaunam savo rankom tas kaimo mokyklas, infrastruktūrą. Paminėsiu kitą liberalų sąjūdžio ministrą, būtent Vasiulį. Šiai dienai yra, pavyzdžiui, kaimo rajoninių lygio keliai yra nebarsų. Kadangi taupom lėšas, visa infrastruktūra, kuri liečia kaimo mokyklas, jau gerbiamas meras kalbėjo apie sugriautus ir medpunktus, ir kas tai buvo kažkokia tai gamyklos struktūra. Dabar keliai nevalomi, tas kaimas paliekamas aplamai likimo valiai. Na, kągi, aš klausiausi merų pasakojimo direktorės, aš tik tai galiu 100% pritarti, pasakyčiau, kad jūs išgyvenate tą skausmą, bet aš nuo savęs pasakysiu, kad aš stebiu tą procesą daug metų, kadangi mano profesija tokia tautotyra, sociologija, socialinė organizacija, sistemų funkcionavimas socialinių sistemų. Aš išdrįstu pasakyti, kad aš čia šitame procese išvelgiu sąmokslo prieš valstybę apraiškas. Sąmokslo prieš tautos tęstinumą apraiškas. Kitaip negalėčiau pavadinti. Nes tai, kas daroma, man visiškai nesuprantama. Nes tie valdininkai, kurie sprendžia tuos dalykus, jie nesupranta, kas yra socialinių santykių tinklai. Jūs užkabinot, kad ir ambulatorijos, ir kultūros namai,
ir parduotuvės. Viskas tas yra sistema ir kai paskutinis taškas mokykloje sunaikinama, natūralu, kad įvyksta absoliutus sodybų tuštėjimo metas. Žmonės išgyvena nykumą ir ta teritorija paskui bus kažkieno įsisavinta. Aš manau, kad kažkas suinteresuoti, kad iš tikrųjų sodybų tuštėjimo procesas vyktų va tokiais tempais, kaip dabar vyksta. Dėl kitų dalykų. Mąstau taip pat apie, sakysim, prieš karinę Lietuvą. Per 20 metų, mes visi jaučiam ir suprantam, per 20 metų buvo tauta suburta, tauta įgavo savo dvasią ir valstybė buvo suburta. Ir niekas neskaičiavo pinigų. Mes žinom, aš esu vyresnis, bet būdavo kaimų net ir pokario metais, kada kaimelis, kelios trobos ir mokykla pradinė, 4 vaikai. 1 klasės 1, 2 klasės, 3, 4 klasės. Išlaidos, aišku, čia neipatingos. Dabar, kai kalbama, kad, sakykime, galbūt kokybė gali nukentėti. Dieve mano, mes turime dabar internetą, kompiuterinę sistemą. Gali būti ir sesijos, gali būti atvažiuojama, daromi seminarai. Tai vienas klausimas, antras klausimas dėl, sakysim, manoma, kad kaimuose gali būti tikrai paruošti žemesnio lygmens mokiniai, bet dar sovietiniais metais buvo įdomiai padaryta, kad kaimas nebūtų skriaudžiamas, būdavo kvotos universitetuose, kad štai tiek tai procentų bus priimama iš kaimo. Atsižvelgiant į kaimo sunkesnės aplinkybės, kitaip tariant, buvo suformuota lengvinančios aplinkybės įstojimo į aukštasias mokyklas. O paskui aukštoji mokykla tą viską išlygina. Bet jeigu dabar mes paliksim šitokią situaciją kaip šiandien, ji įgauna machaviko arba nuo to įsivažiuojantį tokį judesį ir mes jokių būdų nesustabdysim masinės emigracijos. Jūs puikiai žinot, kad vidurinėse mokyklose, užsilikusiuose, jau būrėsi 11-okai, 12-okai masiškai migruoti iš Lietuvos. Aš nesuprantu. Kalbam apie tai, kad nėra, sakysim, vaikų kaime, bet jeigu šitaip vežiojami, tai niekada ten nebus jaunų šeimų. Iš kur jūs rasis, jeigu nėra sistemos, nėra tų taškų funkcionuojančių, kurie iš tikrųjų gali dar būti reikšmingi mums tuo, kad jeigu ten yra mokykla, tai atsiras ir tėviškės jausmas. Dabartinis jaunuolis jis nežino, kas yra tėviškė. Nes jau jis nuolat vežiojamas nuo ryto, ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, tai jis neturi prisirišimo net prie savo kiemo. Tai iš kur tada pas mus tas gali būti tautinis patriotizmas arba pasididžiavimas savo valstybė ir valstybės integralumas? Tada atsiranda tikrai tie judesiai, chaotiniai judesiai, arba teisingiau ardos, valstybės ardos, tautos irimų judesiai, kurie tampa nebesukontroliuojami. Ir tai labai nemalonu kalbėti, kad šitas išplaukia iš švietimo sistemos. Būtent, kurį turi labai giliai apmastyti procesus, žiūrėti prieki, ne kaip čia su mokytojais, kad reiškia jiems krūvius išlaikyti, bet reikia žiūrėti į pamatų pamatą, į ugdymą, patį ugdymą. Jis išleistas ir su šitą reformą yra toks posakis, kad kūdikis iš vonelės išpilamas kartu su vandeniu. Tai man grinai tokį įspūdį palieka. Bet dar, Roma, norėčiau iš jūsų kelių sakinių. Vis tik tai elitas visada išduodavo savo valstybę, Lietuvą. Nes neturim šiandien sapiegų, radvilų, jie kažkur ten į vakarus išvažiavę. Ir visada kaimas buvo ta lietuvybės, būtent tos šaknis, iš kur užaugdavo nauja karta. Ir mes dabar šitos šaknis nukertam. Tai kaip su tauta toliau? Tai vat aš ir... Ar miestuose Lietuvos mažiau negu gali? Drįstu įtarti, kad mūsų valstybės vadovai ne visada viską apgalvoja ir galbūt kažkas perša tokias reformas tokio tipo, puikiai įsivaizduodami, kad ta teritorija neliks tuščia. Ji bus asimiliuota, ji bus kolonizuota. O tai, ką jūs pasakėte, mūsų elitas visada buvo nuo tautos, tai man taip pat labai aišku jau nuo Mindaugo laikų. Ir nors mes ir pakoliojam Lenkus, bet turime Lenkams vieną komplimentą pasakyti, jeigu ne Lenkai, nors ir labai daug mes praradom, bet slavizacija iš rytų
nuo Mindaugo laikų puikiai slinko ir nebuvo stabdžio, nors stačiatikių bažnyčioms buvo leidžiama vartoti nacionalinę kalbą. Kažkodėl, kuriant mūsų valstybę, apie tai nebuvo susimastyta. Tai čia daug šaknų yra ir daug tos, kaip čia pasakius, yra socialinė genetika, kada susiformuoja kokie tai judesiai socialiniai ir jie tampa tradicija. Tai čia pas mus tradicija tokia, kad valstybė atitrūkusi nuo tautos, atitrūkusi nuo jos tęstinumo idėjos. Šiandien, tai yra vakar mes matėm, gražus renginiai ir pramarširuoja ir garbės kuopai, ir gražios prakalbos būna, bet ir pasibaigia. O pagrindinis dalykas, tas pamatiniai veiksmai, jie pasilieka be kvalifikuoto dėmesio. Dėkui. Gerbiamas broliau, mes turbūt galim sakyti, kad visi čia prie šito stalo mokėmės sovietinėse mokyklose ir aš nemanau, kad, pavyzdžiui, po to atsiradus nepriklausomų Lietuvoje, ten tęstinumas, aišku, atmetus ideologinius ir įvairius sovietinius dalykus, net taip blogai ta sistema veikia. Ir praktiškai Lietuvos studentai, kurie buvo baigę aukštąsias mokyklas pilnai su savo kvalifikacija, galėdavo studijuoti ir užsienį ten yra ir niekas nesakė, kad mes esame blogai paruošti. Tai kur čia buvo ta pradžia, kada, nes aš ten manau tą liberalų politiką, kuri yra nuodinga tiesiog mūsų tautai, kada švietimas, specifinė dalis buvo prilyginta kaip ir kažkokiam paslaugos davimui. Vat jūs labai paminėjot, kad štai net ir dabar aš matau, valstybinėse mokyklose taikoma, privačiuose šitie dalykai netaikomi. Tai čia ta liberalizmo ir kada tas prasidėjo, vis taip, pažiūrėk, aš dabar bandau prisiminti, jog visas tas Karčelio atsiradimas, jeigu tai personifikuoti, prasidėjo prie ministro Monkevičiaus. Kada viceministrai buvo atvykus, sėdėjo šalia jo, atvykus iš Jungtinių Amerikos valstijų patarėja, tai gal ir čia ir buvo pradžia viso to griuvimo, tos visiškai, mano akim žiūrint, normalios švietimo sistemos. Juk prisiminkim Sąjūdžio laikus, prisiminkim Meilės Lukšienės propaguojamą tautinę mokyklą, kuri taip ir nebuvo sukurta, tada lyg tai bijota ir mestasi prie kažkur tai prie tokios pilietinės ūkdymo, kur vėl ten niekas nebuvo sukurta iki galo. Ir dabar matom visišką chaosą ten yra. Tai problemų iš tikrųjų švietimo srityje yra daug ir jos ne dėl to, kad jos yra ir kitose srityse, bet jos yra pakankamai aštrios dėl savo nesprendimo arba sprendimo nežinant, kaip spręsti. Bet čia yra tokia mūsų dažnai bėda, kad kuo mažiau žinau, tuo greičiau priiminėjai sprendimus, o paskui žiūriu, kas iš to gaunasi. Tai čia tokia bendra bėda, bet mes ją laikas nuo laiko pergyvenam, tik tai gaila, kad nesimokinam iš savo klaidų. Aš prisimenu prieš gerus metus, kada Seime buvo problemos ir mūsų Valstiečių liaudininkų partijos prašė palaikyti, kad nebūtų sugriauta vyriausybė. Tai, aišku, mes iš pradžių paprašėm kairės pusės, ar galim suformuoti 71 daugumą, bet tos dėja nebuvo galimybė suformuoti, tai tada mes formaliai palaikėm, bet buvo vienas iš punktų, tai yra 2 punktai buvo, kurie buvo padidintas krepšelis kaimo mokyklom, kaip tik, mažom, iki 300 vaikų. Ir antras dalykas buvo įvestas savivaldybėm papildomas procentas, nors mes prašėm 2 papildomas procentas perskirstymui. Tai šiek tiek pernai situacija pagerėjo ir didesnių problemų nebebuvo. O jau šiemet, kada, matyt, čia ne tik tai švietimo ministro, ne tik tai liberalų, čia visos valdančiosios daugumos, kadangi vyriausybės nutarimas, krepšelio metodika, tai yra vyriausybės nutarimu eina, tai reiškia šiandieną visa vyriausybė elgėsi su kaimu, kaip minėjo profesorius, reiškia, čia ne vieno ministro yra išsigalvojimas, aišku, iniciatyva yra iš to ministro ir aš kaip pažiūrėjau, aš prisimenu, kada įvedinėjom krepšelį, tada jis turėjo tokios logikos, kad, sakykime, užtikrinti mokyklų, reiškia, kaip čia savarankiškumą, mokyklų decentralizaciją, į tą pusę buvo einama, bet dabar jisai išsigimė. Tuo metu tarp kaimo mokyklos ir miesto net iki 800 litų skiriasi krepšelis. Tarp kaime, tai reiškia, išlaidų ir mieste išlaidų. Šiandien aš pažiūrėjau skaičiais, praeitais metais buvo 600 litų, šiais metais liko tik 400 litų. Tarp, reiškia, skiriamų valstybės pinigų krepšelį miesto ir kaimo vaikui. Tai ką mes padarėm, reiškia, mes atėmėm iš kaimo mokytojų
atlyginimus, atėmėm iš kaimo mokyklų ūkdymo procesui pinigus, neliko visiškai arba beveik neliko popamokinės veiklos, jau nekalbant apie tai, kad ten vaiko, pomėgiai ten sportuoti ar tenai piešti, mes jau net istorinių dalykų negalim, švenčių negalim organizuoti, negalim istorijos pamokėlių, vaikam papildomų kažkokių tai pravesti. Tai į ką mes einam, iš tikrųjų, krepšelis yra įsigymęs ir mes jau tą visi žinom ir suprantam ir daug mokyklų turėjo ir turi šiandieną dėl tos skriaudos už tai, kad krepšelis skaičiuojamas vaikui. Va čia yra viena iš bėdų, kad sakykim, du tokie momentai. Klasėje yra 15 vaikų ir klasėje yra 25 vaikai. Mokymo procesas praktiškai beveik nesiskiria, ne? Išlaidos beveik nesiskiria mokykloje, o pajamos beveik ketvirtadaliu, tai yra beveik 40% skiriasi. Tai didžiulė skriauda tarp mokyklų. Arba, sakykime, ateina, rugsėjo 1 ateina 32 vaikai. Tai kiek komplektuoti? Vieną klasę ar dvi? Arba ateina... Net ir miesto mokyklų. Tas pats ir pas mus ateina 60 vaikų. Klasėje po 24 vaikus. Ateina 60 vaikų. Ką daryti? Tai yra didžiulis galvosūkis. Tai nėra taip. Todėl vienas iš dalykų, ką mes jau kalbam kelinti metai, kad reikia pereiti krepšelis ne prie vaiko, bent prie komplekto pradžiai. Tai jau garantuotų mokyklų didesnį, sakykime, savarankiškumą ir didesnį autonomiją mokyklų. Tai šitas dalykas, bet apskritai, šitas klausimas jisai jo taip staigiai nepadarysi, bet su juo reikia diskutuoti, prie šito prisėda profsąjungos, gal ir streikai padės ir taip toliau. Aš dabar dar ką noriu pasakyti, kadangi aš esu vienos iš partijų, kaip sakykime, vadovas, tai mes ir, mūsų partija sureagavo, partija padarė savo, pareiškimą dėl kaimo mokyklų. Aš labai norėčiau, kad ir kitos partijos, galingos Lietuvoje, partijos tvarkingos, irgi prisidėtų prie šito dalyko ir Seime pasižiūrėtų. Kadangi aš planuoju susitikimą su ponu Stundžiu, aš tikiuosi, kad jeigu jau liberalai sako, kad jie palaikys interpeliaciją ministrui dėl aukštojo mokslo, tai mes tikrai palaikysim interpeliaciją ministrui dėl kaimo mokyklų reikalų. Lygiai taip pat, kas buvo kalbėta, gerbiamo profesoriaus ypatingai plačiai paliesta regioniniai dalykai. Kur mes nuėjom Lietuvoje su regionalizmu? Mesgi sucentralizavom valstybę kapitaliai. Gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 20% per 20 metų, Vilniuje padidėjo 20%. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didžioji dalis žmonių gyvena praktiškai, mes turim, jeigu ne Klaipėdą, tai iš vis turėtumėm Latvijos variantą. Bet kas iš to gavosi? Vilniui trūksta mokyklų, reikia pinigų papildomai, Vilniui trūksta darželių, reikia papildomai pinigų, Vilniui nėra kur automobilio pasistato, Vilniui gatvės siauros, Vilniui nėra būtų, kur gyvena. Mes turim išvystytą pakankamai, Lietuva dėkinga buvo situacija, kadangi buvo vystoma 6 miestai, ne vienas kaip Latvija, 2 miestai buvo praktiškai 10. Netgi aš jau kalbu apie stambesnius tokius. Tai šiandien yra išvystyta infrastruktūra, yra tuščių namų daugiabučių, yra tuščios gatvės, yra tuščios mokyklos, yra tušti pastatai, parduotuvės. Reikia ko reikia? Reikia paprasto požiūrio, reikia verslo paramą, visą verslo paramą, ką padarė ne viena Europos valstybė, išimti iš didmiesčių, neremti verslo Vilniui, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuos, Panevėžy, neremti verslo, remti verslą Varėnoje, Ignalinoje, Kupiškyje, Sabališkyje, kur nori, reiškia. Kiekvienas Vokietijos nedidelis miestelis turi pakankamai stambę įmonę. Ar tai spaustuvė nacionalinė, ar tai, sakykime, kažkokia tenai perdirbimo nacionalinė paremta, ar tai energetinė, reiškia, įmonė, kad galėtų žmogus gyventi kuo arčiau savo namų. Kas iš to, jeigu Lietuvos miestelės gal nėra daug, jeigu 100 kilometrų žmogus važinėja kasdienį darbą? Kur jo antra pusė? Kur jo vaikai? Kur jo, sakykime, kiti dalykai? Jisai, netgi aš dabar pasižiūriu, aš dažnai važiuoju į Vilnių ir aš matau, kas darosi Vilniuje, jeigu atvažiuoja apie 8 valandą ar pusę 8, aš matau, kas Vilniuje darosi 4 valandą, man iš Ignalinos į Vilnių greičiau atvažiuoti, negu pervažiuoti per Vilnių tuo laiku. Tai yra didžiulis nervas, o mes normaliam miestelį gali atėjęs 10 minučių ateiti į darbą, gali vaiką palydėti darželį, gali jį prižiūrėti per pietus ir taip toliau. Bet grįžtant prie mūsų temos, aišku, čia susiję dalykai, vienas su kitu, gerbiama Nina, dabar
Ėjimas prie tokių tūkstantinių, matos, tendencijos mokyklų, kurios būtų 1000 ar daugiau. Čia yra dar vienas klausimas, kurį mes aptarinėjom, tai būtent užimtumas po pamokų. Kaip tie dalykai sprendžia, nes pagal šitas tendencijas, kurios vyksta, aš matau, kad po pamokų vaikas yra tiesiog išmetamas į gatvę. Ir man teko kalbėti irgi su švietimo mokslo reikalų komiteto nariu Valerijus Simuliku, kuris pasakė, kad jeigu taip toliau, tai gerai, kad tai iš viso tada gatvė bus ta mokykla, kuri mokils mūsų tą jaunuomenę. Tai yra vienas. Ir antras dalykas, kad čia vėl švietimo ministerijos iniciatyvos jokios. Patys mokytojai atseit organizuojasi po 2%, susimetinėt, kad būtų kažkoks būrelis sukurtas, kad išlaikyta kažkokia tai užklasinė ar tai sportai, ar tai kultūrinė veikla. Kas čia daros, man įdomu. Tūkstantinės mokyklos, tai apskritai aš jau neįsivaizduoju, kad turėtų būti ir galėtų būti. Mes kažkada turėjom, aš prisimenu, pati dirbau to mokyklai, kur buvo virš 1000 vaikų ir kaip dirbom 2 pamainom ir kaip organizavom tą visą ugdymą. Dabar dėl nepamokinės veiklos, dabar labai gražiai neformaliuoju vadinam ugdymo, pačiam ugdymo plane jau sumažinta yra valandų. Dabar mokykla, jeigu reikia jai apsispręsti ar finansuoti paties ugdymo plano valandas, tai yra pamokas, ar finansuoti neformalų ugdymą, be abejo rinksis pamokas. Ir tam neretai, aš manau, ne viena mokykla ima ir neskiria reikiamo valandų skaičiaus ir galimo, vien dėl to, kad neturi kaip finansuoti šitų valandų. Galim kalbėti, kad reikia kažkiek dirbti iš idėjos. Kažkiek tai galima dirbti. Kažkiek galima mylėti Lietuvą, taip, ne? Bet negalima be proto, negalima iki begalybės, nes mokytojas yra tas pats žmogus. Ir tegul mus ar paslaugų teikėjais vadina, ar kaip čia, kai kas įsižeidžia dėl to, kad paslaugų teikėjas. Aš sakau, kaip mane nori, tegul vadina. Bet jeigu aš tą paslaugą teikiu, tai aš galvoju, kad aš ją kokybišką teikčiau. Bet aš ją kokybišką teiksiu tada, kada bus atitinkamai man yra atlyginta už tą paslaugą. Negalima, kad mokytojas nuolat ten užiminėtų vaikus, organizuotų neformalų ugdymą po pamokų be jokio atlygio. Ir aš galiu vieną kartą, galiu kitą kartą su mokytojais kalbėti, kad darykim, iš idėjos, bet aš negaliu to iš nuolat daryti. Nes vėlgi ta krepšelio metodika neleidžia man normaliai to finansuoti. Čia gerbiamas Bronius jis jau užsiminė, kad ten kažką reikia daryti, vis tik tai estai, kurie buvo pradėję reformą ir pamatė, kuo tas grėsia, vis tik rado jėgų ir sustabdė ją ten yra. Dabar Bronius štai paminėjo, kad ir per partinę liniją bandėsi, per politikus sakyti, kokie jūsų numatomi veiksmai, pavyzdžiui, kaip merų, kaip gal mūsų savivaldybių asociacijų. Ačiū, aš manau, kad mes taip pat ieškosime palaikymo Seime, jeigu ne šiame, tai būsimajame. O dar norėčiau pridurti, kad vyriausybė šneka, mes šnekam, kad reikia mažinti socialinę ir ekonominę atskirtį regionuose. Sakykime, tam yra įkurtos ir regionų plėtros tarybos, kurios tą daro. Bet ar tai yra vieninga ir vientisa vyriausybės politika, kai vieni šneka taip, o švietimo ir mokslo ministras Stepanavičius ką daro? Kaip tik didina šią socialinę atskirtį. Kitas dalykas, dėl jūs čia minėjote ir užėjo kalba apie ankstesnį išsilavinimą, tos ankstesnės švietimo sistemos, kurios vaisius aš irgi pats esu. Noriu pasakyti, kad pačiam teko studijuoti ir paskutinės gimnazijos klasės baigti Vokietijoje, grinai vokiškoje gimnazijoje. Tai jas baigiau tik todėl, kad buvau anksčiau labai stipriai paruoštas. Ir man tas davė labai daug, nes vokiečių kalbą mokėjau labai prastai. Todėl man be to stipraus pasiruošimo būtų labai sunku mokytis. Aišku. O dabar, jeigu pakalbėt, visada mes stengiamės ne savo kažką išlaikyti mėgdžiojimą. Teko matyti Jungtinėse Amerikos valstijose,
kada yra katalikiškos, žydiškos gimnazijos ir yra tos valstybinės. Nu, tai nedaug dievė patekti į tą valstybinę. Aš mačiau, kaip įeinant kiekvieną mokinį, tie vadinami policininkai, kuriuos ten gorilom pravadžioja, iškrato, atiminėja narkotikus, žydė ir nesineša ginklų kažkokių. Tai vis tik tai mūsų ta sistema, jeigu irgi pabandyt palyginti, visi buvo ruošiami vienodai. Bet iš kitos pusės tas, kas buvo programuose, nes kaip kažkas įsireiškė, tarybinė sistema ruošė didvyrius. O dabar čia su liberalizmu iš to Europos yra atėjame, ruošiami tokie kažkokie tai, šachmatų, kalba tariant, pieškos, kažkokie nei šiokie, nei tokie. Ir arba tada tu mokinkis kažkokio tai privačioj, kuriuom lyg tai jau iš karto užprogramuota, net ir pinigų daugiau palieka, o jūs jau visi ten smukit, ar nematai čia tokių tendencijų? Du žodžius pasakysiu. Buvo toks atvejis, mūsų iš vienos vidurinės mokyklos nuvyko į Britaniją gyventi ir buvo su spec poreikiais. Tai nuvykus į Britaniją, ten buvo 5-6 klasė, per atestavo, perkelė normaliai į aukštesnę klasę. Tai kam galėjau tą, kad čia pakankamai neblogai turėjo. Mūsų vaikų nemažai išvažiuoja į užsienį ir jie, sakykime, koks nors 6-okas ar 7-okas išvažiuoja, tai jis į 8-9 klasę patenka. Jau gero pasiruošimo. Tai kam čia kom tie pinigai? Taip, jūs leidžiat man. Gerai, pirmiausia, aš norėčiau vienintelį dalyką su direktorė nesutik dėl savokos paslaugų teikimas. Juk pati savoka jau pažeidžia psichologiją. Tėvai ir mokiniai tuo pačiu įtikinami, kad jūs mokytojai turite šokinėti apie juos. Jūs turite jiems geriausius pažymius rašyti. Taip atsitiko dabar su universitetais. Mokslo kokybė smunka, labai staigiai smunka. Ir dėstytojai profesūra labai pasimetusi, kadangi studentas tiesiog terrorizuoja. Jis terrorizuoja, jam reikia stipendiją gauti. Taip, kad ta savoka įvesta čia mūsų valstybininkų taip pat ir kritikuotina. Dabar dėl kitko. Tikrai, pavyzdžiui, Japonijoje užklasinis darbas, tai ypatingai ten gerbiamas Japonijoje 2-3 valandas vidutiniškai mokinukas praleidžia mokykloje užklasinėje veikloje. Ir ta užklasinė veikla tai yra visai kita ugdymo sistema, kur jau jisai gauna ir piliečio savybės, ir veikėjo savybės, ir vadybininės savybės. Amerikoje labai būdingas tas yra sportas. Ir sporto komandose privalo vos ne visi dalyvauti, nes sporto komanda reikalauja psichologinės kultūros, mokėti gaudyti savo partnerį, mokėti prisitaikyti, mokėti savo ambicijas įveikti, bet mes, jeigu neturime erdvės vidurinėse mokyklose tokiems reiškiniams, tai natūralu, kad išeina ambicingas asmuo, nesugebantis dirbti kolektyve, nesugebantis savęs valdyti. Noriu pateikti vieną pavyzdį iš praktikos, mane labai taip buvo nustebinę ir sužavėję. Yra Naujamiesčio vidurinė mokykla, Panevėžio rajone. Ten aptikau tokį nuostabų ne eksperimentą, o tiesiog 250 dalyvių dalyvavo Eglė Žalčių karalienė misterijoje. Dalyvavo vos ne visi mokiniai, kadangi buvo ten ir muzikos mokykla, ir buvo 3 orkestrėliai, sakysim, akordionistų, smuikininkų, liaudės instrumentų. Pačią Eglių karalienę vaidino vidurinės mokyklos direktorė, Ąžuolą vaidino jos vyras ir dar vieną kitą mokytoją vaidino, bet tokioj mokykloje aš įsivaizduoju neįmanoma konfrontacija. Jeigu tik tai yra toks kolektyvas, kur yra repeticijos susiurbę ne tik tai mokinius, bet ir mokytojai ateina, tai nėra konfrontacijos tarp mokinių ir mokytojų ir nėra konfrontacijos tarp pačių mokinių, ką mes žinom, kad šitas dalykas, šitas blogis skleidžiasi. Na ir dar vieną mintį norėčiau pasakyti. Yra Vilniuje versmės leidykla, dirba didžiulį pasiaukojantį darbą. Man atrodo priešinga, ką čia aptariam. Priešinga, todėl kad ten didžiulėmis pastangomis savo lėšomis leidžia valsčių istorijas. Jau išleista apie 50 tomų, kiekvienam valsčiui duodama apie 1000 su viršum puslapių, ten viskas yra, ir etnografija, ir tremtis, ir kultūra, ir geologija net,
ir verslai, ir tautosaka. Ir štai problema, mes čia neseniai turėjom konferenciją, taip pat akinom ministeriją, parašėm kreipimąsi, kodėl užmiršo lokalinės istorijos dėstymų, lokalinės kultūros. Buvo išsikovota 14 valandų, kad būtų lokalinė istorija dėstoma vidurinėse. To tarsi nebeliko, bet medžiaga tai yra ir tai būtų prisirišimas prie savo krašto. Kalbu dėl to, kad valsčiai jau nebeturi vidurinės mokyklos. Ir jau nebegalima įtraukti į tą žaidimą mokinių ir mokytojų, ne tik tai jau tą medžiagą dėstant, bet ir toliau tobulinant šitą sferą. Taip, kad baigdamas aš savo tą mintį norėčiau dar pasakyti, kad universitetai susibūrė vis dėlto įveikė tą nesuprantamą norą. Ir žinau tą asmenį, kuris pakišo tą mintį, kad būtų tik tai 2 universitetai, jis pridaręs tokių išsišūkimų ir tarptautinėme, taip sakant, tarptautiniu mastu, kad 2 universitetai būtų, vienas Kaune, kitas Vilniuje. Šitas dabar palikta, pasidavė ministerija, pasidavė ir Seimas ir nutarta, kad patys universitetai priklausomai nuo situacijos patys ieškotų susijungimo, jeigu juos verčia studentų stygius, o jis bus, žinoma, be jokios abejonės bus. Aš manau, reikia tikrai nusiteikti, kaip jau pilietiškai ir pilietiškai susiorganizavus vairiomis formomis stabdyti tą kaimo mokyklų naikinimo programą. Jeigu kalbama, kad prasidėjęs procesas jau nebeįmanoma, viskas įmanoma. Na, iš tikrųjų, kodėl nepasimokius, kad ir iš tų pačių estų. Čia mums pakiša kažkokie amerikonai ar kažkokie tai patarėjai, turintys kažkokie kitų savo sumanimų, bet mes turime turėti savo mąstymą, savo nuomonę, savo savastį. Už tai ir bilinėkimės. Aišku. Čia dabar, kaip pasakyti, Elvinas papasako apie Vokietijos pavyzdį, kai jis mokėsi. Aš vėl grįžčiau prie tos idėjos, kad ne viskas, kas mums siūloma, yra jau taip labai gerai ir pažangu. Nes, pavyzdžiui, teko būti komandiruoti visą savaitę Vokietijoje, kad dirbau jaunimo sporto reikalų komisijai ir jų patirtis, kada susijungia abidvi Vokietijos, faktiškai viskas buvo kopijuojama švietimo sistemai vakarų tos Vokietijos modelis. Po kiek laiko vis tik tai rytų pusė pradėjo grįžti, kad labai sunaikino daug gerų dalykų. Ir va tą, kai jūs pasakėte, būtent to kolektyviškumo ugdymas, čia vėlgi žiūrėkim, ta liberalizmo visa ta filosofija. Aš pirma ar mes? O jūs sakote, Amerikoje komandos apjungia tam, kad jie vieni su kitais būtų. Vat, pas mus ir tos bendrijos kaimų naikinamos. Vat, būtent aš matau čia tos ideologijos įsigalėjimą. Nes, pavyzdžiui, vėl kokios tendencijos ateina iš Europos. Pavyzdžiui, Vokietijoje iki 18 metų, kaip man žinoma, buvo sistema, komandiruotės esant darbinį aiškino, kad po pamokų tu privalomas iki 18 metų. Arba turi sportuoti, arba turi būti jaunųjų gaisrininkų sąjungos narys. Ir štai mes pabandėm tą patį tuomet pasiūlyti Seime, kad galbūt tie jaunieji gaisrininkai neturi pas mus Lietuvoje tų tradicijų, bet mes turim šaulių organizaciją. Jeigu tau sportas nepriimtinas, tai be prašau dalyvauk arba sporto organizaciją, arba paėk į šaulius. Ir koks buvo didelis pasipriešinimas vis tik iš visų pusių. Ir po kiek laiko netgi pasirodo Strasbūrė, Europos žmogaus teisių teisme, vokiečių tie jaunieji gaisrininkai pralaimėjo, kadangi privalomai vers žmogų į kažkokią organizaciją pagal Europos sąjungos standartus jau negalima atsiktyti. Kas čia per tokie dalykai? Tai aš noriu jūs man pakomentuokite, jeigu aš labai nemėgstu fizikos ir aš pasakysiu, ką man ta fizika, tai išeitų, kad Europos sąjungos teisme būtent Strasbūrė aš prisiteisiu, kad tai buvo. Nu, gal ir prisiteisit, nežinau, tik tai tiek iš to naudos bus, bet jau išgarsėsit. Man atrodo, ko mes nedadarom švietimo srityje, mes vis dėlto daugiau mokinam vaiką. Ir mes jį pradedam mokinti dėja nuo lopšelio. Darželyje vaikas pas mus viršininkas. Jisai atėjo į kambarį, atėjo pietus, jis atsisėdo, aplink jį šoka darbuotojai.
vis dėlto normaliuose, arba, sakykime, turės čia didesnės tradicijas demokratinės, tai vaikas dirba, vaikas įsiverda, vaikas apsitarnauna, įsiplauna ir taip toliau. Tai aš ką noriu kreipdėmėsi, mes mokykloje dar vaiką ruošiam daugiau į aukštasias mokyklas, o ne gyvenimui. Tas ruošimas gyvenimui ypatingai labai atsispindi, pastaruoju metu čia buvo net keletas skandalų, tai yra globos namuose. Kada išeina 20 metais iš globos namų, nemoka įsikepti blino. Nežino, kaip parduotuvėje apsipirkti, nežino, kas yra pinigai. Tai va čia yra tragedija, kai praėjęs tą virtinę nelabai, sakykime, vaikas panaro. Ir iš tikrųjų mes galbūt daugiau džiaugiamės, kad mūsų didelis procentas įstoja aukštasias, mūsų didelis procentas pasiekia tokių rezultatų, olimpiadas laimėjo, tai gerai, šaunu, tvarkoja. Bet juk reikia visiems gyventi, o tas 10-20 procentų, kurie nestoja, tai ką jau nurašyti žmonės, jiegi turėtų būti, bent man atrodo, tai vat, kaip tik į tą reformą turėtų norvegišką tą modelį eiti, baigęs vidurinę mokyklą, jis kartu specialybę įgyja. Jis jau gali eiti į darbo rinką iš karto. Jam nereikia dar eiti į profesinį ugdymo įstaigą, dar metus, 2-3, reiškia, kažko tai... Buvo bandytas su veikniais metais. Jo, tai va, dabar kalbėti apie mokyklinį ugdymą. Taip, aš dabar šiuo metu, kaip tik man atsiskaitinėja visos mokyklos, visi mokyklų direktoriai už praeitų metų veiklą. Ir taip iš tikrųjų aš tą stebiu ne pirmi metai ir tokią užduotį mokyklų direktoriams kasmet vis duodu, kad paaiškinkit man, kodėl, sakykime, trečdalis vaikų nelanko jokios mokinės veiklos. Ką jie jokių pomėgių neturi tie vaikai? Ar jūs padarėt visus darbus, kad tie vaikai, sako ne. Yra tam tikrų išimčių, tai autobusas, tai tas tenai laikas nesiderina, bet juk... visi, kaip sakykime, nedarysim tų darbų, bet yra ir kita medalio pusė. Gabesnius ir greitesnius vaikus visi mokytojai nori prisikviesti į savo būrelius. Ir gaunasi taip, kad tie vaikai, kurie gerai mokyklasi, kurie aktyvūs, jie lanko po 3-4 būrelius. Jie neturi laiko net jau užsimegoti, tie vaikai. Yra antiek perkrauti, jie, sakykime, mūsų atveju tenai žiemos sportų labai užsiminėja, slidininkai, biatlonininkai ir taip toliau, paskui dar juos į baseiną kviečia, paskui dar dviratininkai juos kviečia, dar krepšininkai juos kviečia, visi ant to vaiko ir dailininkai ir taip toliau, ir muzikai, tą vaiką perkrauna, vaikas išėjęs iš namų 7:30, grįžta namo 6-7 vakare, jis jau antiek išsidirbęs ir taip kasdieną. Tai vat, turėtume gal mes teisingai, aš pritariu, kad pareguliuoti biškiai pamokinės veiklos dalykus. Jie yra pakankamai šiandieną palikti, sakykime, tėvų vaikų pasirinkimui, o mokytas jau tampa kaip įkaitas atėjo, tai reiktų lavinti mokinti. Ar sutiktum gerai, tu pasakysi, bet buvo dar vienas klausimas. Vienas buvęs gimnazijos direktorius, kuris dabar yra Seimo švietimo mokslo reikalų komitete, man pasakęs taip, aš švietimo sistemoje matau mokyklui 3 problemas. Tai mokytojų alga, mokinio saugumas nuo gatvės ir mokytojų saugumas nuo mokinių. Kadangi jiem yra labai, visi žino savo teisę, savo apie pareigas kažkaip negalvojame. Sutinku. Viskas būtų neblogai. Sutinku, tik kaip iš tikrųjų šitas problemas spręsti. Apie mokytojo algą, nežinau, ar čia kalbėti ar nekalbėti, nes iš tikrųjų tai atskira tema visiškai turėtų būti. Bet jei pradėjom kalbėti apie vaikus ir jų poreikius, jų užimtumą, tai noriu pasakyti, kad dauguma neformaliojo ugdymo užsiėmimų arba neformaliojo ugdymo mokyklų, sakykime, muzikos mokykla, dailės mokykla, sporto, specifiniai tokie dalykai, jie yra pirmiausiai tiem vaikam, kurie yra gabūs ir motyvuoti. Ir klausimas, kur dėtis tiem vaikam ir kuo užsiimti, kurie neturi potraukio, kaip jūs sakot, arba technikai, ir ką su jais daryti. Va tada atsiranda kitos problemos. Ir visi vaišalai, svaigalai, patyčios ir visi kiti dalykai. Ir netgi mes iš tikrųjų turime tą mokytoją saugoti nuo kai kurių dalykų. O mokytojas vėlgi, kad mokytoją apsaugoti ir kad jis pats apsisaugotų, tai čia irgi įrankių praktiškai nėra. Nes jūs paminėjot, kad iš tikrųjų pirmiausia yra vaiko teisės, o mokytojas lyg tai tik pareigas turi. Tai čia tikrai labai skaudi šita tema yra. Ir
dabar aš sėdėdama prisiminiau tiesiog tokį dalyką. Sakykime, ir mes mieste padarėm reformą, pertvarką mokyklų. Dabar mes turim gimnaziją ir kitais metais turėsim progimnaziją. Tai kai kalbėjom apie pertvarką šitą, tai kalbėjom, kad būtent pagrindinėje mokykloje arba progimnazijoje labai reikia daug dėmesio skirti pagalbos mokytojams specialistams. Tai yra ir socialiniai pedagogai. Gal net ne vienas kai kurioje mokykloje reikalingas, o 2 reikia psichologo, reikia specialiojo pedagogo. Šitie etatai yra finansuojami irgi iš mokinio krepšelio. Ir ne kiekviena mokykla gali savo tą leisti. Ir tada tos problemos pradeda augti. Ir tos pačios patyčios, ir tie visi blogi dalykai, kurie ateina iš gatvės, jie auga. Mes tiesiog fiziškai nesuspėjom to padaryti. Ir dar vienas dalykas, čia dar ir turi būti tarp institucinis bendradarbiavimas. Ir su policija, ir su vaiko teisėm nuolat šitą klausimą keliu, nes negali mokykla gyventi, būti, bet kurį klausimą paėmus, negali kaip negyvenamoj saloj arba kaip atskira tokia salelė. Aš noriu vieną repliką, čia jau jūs palaikant. Vežiojimas mokinių atitolina tėvų dalyvavimą bendradarbiaujant su mokykla. Čia iš karto nutraukiama. Nes jeigu nėra galimybių tėvams ir nėra galimybių pačiai mokyklai ieškoti tokių prasmingesnių kontaktų su tėvais. Ir čia viena iš pačių skaudžiausių dalykų, kuriuos mes turime taip pat įsivaizduoti pasiekmes. Labai bjaurios pasiekmes išeina, atsiranda tas agresyvumas, nes mokinys susigrupavęs su kitais, jis įgauna žymiai daugiau agresijos, kadangi jis nebekontroliuojamas tos sistemos, tėvai, mokykla. Aš irgi norėčiau papildyti truputėlį direktorę. Aš pilnai sutinku ir pritariu. Tos problemos nėra naujos. Tos problemos jau egzistuoja daugelį metų, bet mes matome, kad sprendimo kol kas nėra pateikta. Dabar mes matome, kad yra šiek tiek klaidinga skaičiavimo metodika. Mes galime ją gilintis, mes galim teikti įvairius pasiūlymus, bet aš matau, kad ne tą reikia daryti. Sakykime, švietimo ministro mąstymą reikėtų truputėlį keisti. Nes ta skaičiavimo metodika yra tendencingai daroma tam, kad mažinti finansavimą kaimo mokyklų. O aš galvočiau, kad švietimo sąskaitą mes neturėtumėm taupyti. Juk kuo labiau išsilavinusi ir šviesesnė mūsų visuomenė, tuo mūsų valstybė yra našesnė. Tuo labiau Seimas leido, krepšelio nemažino, tai kokio, atsiprašant, yra poreikis ministerijai dabar sumažinti normatyvus, kad sutaupyti pinigus. Tai ten atstovauja asmenys, kurie priklauso multikulturalizmo krypčiai, kurie nuolat turi reformuoti. Ir tame reformavime atsiranda griuvimo elementas, atsiranda kažkoks tai, yra tokia ideologija. Ir liberalai šitą ideologiją yra pasigavę. Visą laiką reformuoti. Jau laikas pasibaigė, bet dar jeigu tu prisiminus, kad švietimo ministras vertės per galvas, kad netgi dainų šventės nedarytų. Tai čia iš viso jau būtų. Bet yra vienas liberalas pažangus, teisingumo ministras, kalėjimų neuždarinėja. Čia susiję klausimai, nežinau.